Taigi, mes dažniausiai turim kažkokių žmonių, su kuriais santykiai nėra itin geri ir tuos santykius galima pakankamai greitai pagerinti. Tai yra daroma paprastu pratimu. Taigi, atsisėdi, įsivaizduoji žmogų, su kuriuo santykius tu norėtum pagerinti. Ir yra 3 pratimo dalys. Visų pirma, tai yra nusilenkimas. Įsivaizduoji žmogų ir mintimis jam nusilenki. Tai gali būti sunku, nes jeigu tu piktas ant jo, tavo ego trukdys, sakys, ką šitam ten gaidžiu, niekada gyvenime ten. Bet tai yra tiesiog pralaužimas tų savo blogų nusistatymų. Skamba labai keistai, bet veikia. Antra pratimo dalis yra linkėjimas tam žmogui laimės. Tai yra, tu tiesiog atsisėdi ir kartoji kaip mantrą, kartoji tokius žodžius. Aš linkiu tau laimės. Ir bandai prajausti tą dalyką. Iš tikrųjų, tai bus pradžiai žiauriai sunku, todėl kad tau norisi sakyti, aš tave su keptuve per galvą. Bet tu sakai, aš linkiu tau laimės. Ir po truputėlį prasilauž tas dalykas ir galiausiai tu pajausi, kad tu nuoširdžiai pradedi linkėti tam žmogui kažko gero. Ir dabar 3 pratimo dalis yra įsivaizduoti tą žmogų ir įsivaizduoti, kaip tu aplink jį erdvę užpildai šviesa, gėrių, meilė, kažko tokių gerų. Galim įsivaizduoti kaip šviesą, kaip, nežinau, kaip kažkokią energiją. Ir tokį dalyką padaryti. Tai 3 tokias dalis to pratimo ir jį kartot galima kiek nori, kada nori. Taip, dabar kaip tai veikia? Kai mes sutinam kažkokį žmogų, tarp mūsų iš karto užsimezga bioenergetinis ryšys. Mes atsiminam jį, atsiranda ryšys. Ir dabar, kai mes linkim jam laimės ir siunčiam jam kažkokią gerą energiją, šviesą, tai jis pasąmonės lygmenį savo tuo energetiniu kūnu, jisai jaučia tą dalyką. Tai yra pirmas dalykas, kad jisai gauna tą gerą energiją iš jūsų ir pasąmoningai jisai jau jūs žiūrės visai kitaip, todėl kad jis gavo kažką gero iš jūsų, jūs tam davėt kažką malonaus ir teigiamą. Antras dalykas, tai yra prasivalo jūsų požiūris į tą žmogų, todėl kad kai mes ant kažko pykstam, dažniausiai mes pradedam koncentruotis į jo blogasias savybes. Pavyzdžiui, jeigu kažkas mus įžeidė savo pavėlavimu, tai mes jau į tą žmogų pradedam reaguoti per tą prizmę. Kad jis vėluotojas, jis nepunktualus ir mes jau pastoviai jį taip žiūrim. Turim jau savo nuostatą, kad jis yra blogas, jis vėluoja. Linkėdami tam žmogui laimės, mes pravalom tą nuostatą. Ir mes vėl galim švariai pažiūrėti tą žmogų ir pamatyti jame kažko gero. Taigi, susitikdami tą žmogų, mes jau nespinduliuojam jam kažkokios neapykantos ir blogų emocijų. O mes atvirkščiai spinduliuojam jam kažką gero. O tai pasąmoniniam lygmenį. Į tai reaguoja visi žmonės labai konkrečiai ir greitai. Rezultatai atsiranda įvairiai. Rezultatas gali atsirasti vienas iki palinkėjus laimės. Rezultatas gali atsirasti po savaitės. Bet aš manau, kad rezultatas atsiranda tada, kai tu pravalai tą savo pyktį tam žmogui. Ir kada tu jau nuoširdžiai sugebi palinkėti jam laimės, nuoširdžiai nusilenkti tam žmogui ir pasiųsti jam geros energijos, tada tai pradeda iš tikrųjų veikti. Ir nereikia to tikėti. Vienintelis būdas išsiaiškinti, ar tai veikia, tai yra tiesiog pabandyti. Dabar kokie rezultatai? Rezultatas toks, kad žmonės, su kuriais anksčiau pykaisi, kurie tave erzino, pavyzdžiui, kokie bendradarbiai arba bendramoksliai, tau norėjosi pastoviai nuo jų kuo toliau trauktis.
ir tave erzindavo kiekvienas jų žodis, kiekvienas jų veiksmas. Visiškai pasikeičia santykiai, tu pradedi laisvai su jais bendrauti, jie pradeda tau kažką nusišypso, kažką gero tau padaro, tiesiog labai taip įdomiai tas veikia ir man tai patinka. Ačiū.